Nuo neatmenamų laikų žmonės stebėjo dangaus kūnų judėjimą ir lygino jį su tuo, kas vyksta Žemėje. Pirmykščių žmonių supratimu, dangaus šviesuliai buvo dievybės, dariusios įtaką viskam, kas vyko Žemėje. Astrologija atsirado Babilonijoje maždaug prieš 5000 metų. Tai buvo mokslo, religijos ir tikėjimų sinkretizmas. Mokslinė astrologijos dalis tyrė dangaus kūnų judėjimo dėsningumus. 12 zodiako ženklų - avinas, jautis, dvyniai, vėžys, liūtas, mergelė, svarstyklės, skorpionas, šaulys, ožiaragis, vandenis, žuvis yra sukurti Babilono žinių 700 metų prieš mūsų erą. Apie 600 metų prieš mūsų erą Babilono astrologija išplito po Egiptą, Graikiją ir kitas vidurio rytų valstybės. 420 metų prieš mūsų erą Demokritas išpopuliarino astrologiją po visą Graikiją. Zodiako ženklams duoti graikiški vardai. Astrologija ir astronomija buvo verčiamas ir Senajame Egipte. Egipto astronomai visų pirma buvo užsiėmę laiko skaičiavimu. Kalendoriniai metai visada prasidėdavo reguliariai užeinančių Nilo potvinių ir turėdavo 365 dienas. Metai buvo skirstomi į 12 mėnesių, kurių kiekvienas turėjo 30 dienų ir dar 5 papildomas dienas. Egipto astrologai jau sudarinėjo dienos horoskopus. Astrologija taip pat buvo paplitusi ir senovės Graikijoje. Apie 150 metų Klaudijus parašė standartinį astrologijos veikalą Tetrabiblos. Jo pasaulio modelis su Žeme viduryje ir aplink ją sferomis judančiomis, tuo metu žinomomis, 7 planetomis, prie kurių buvo priskiriamos Saulė ir Mėnulis, iki 16 šimtmečio buvo laikomas astronominiu dėsniu. Iki pat 18 amžiaus astrologija buvo dėstoma universitetuose kaip mokslas. Astrologija seniausia sistema jungusi žmogų su kosmosu dar nuo tų laikų, kai pirmieji žvilgsniai kilo į žvaigždėtą nakties dangų. Tai dangaus planetų raštas, kuriame slypi atsakymai į giliausius mūsų vidinio pasaulio klausimus. Per tūkstantmečius astrologija virto gyva simbolių kalba, padedančia mums suvokti gyvenimo ritmą, asmenybės struktūrą ir dvasinį augimą. Jį kviečia matyti giliau nei paviršius, atpažinti planetų energijų įtaką mūsų vidiniam pasauliui, sprendimams, emocijoms ir net likimo vingiams. Kiekvienas žmogus gimsta unikalioje kosminėje akimirkoje, kai planetos danguje sustoja tam tikrose pozicijose. Šis momentas užfiksuoja individualią planetų išsidėstymo struktūrą, gimimo horoskopą, kuris tampa kelrodė žvaigžde ir asmeniniu žemėlapiu visam gyvenimui. Planetos tai archetipiniai veikėjai, o ženklai, kuriuose jos stovi, jų vaidmenų išraiška. Mes neatsitiktinės būtybės atsitiktinėme pasaulyje, mes esame subtiliai susiję su visuma ir visata. Kiekvienas zodiako ženklas, kiekvienas planetinis ciklas tai žingsniai vidinės kelionės taku, kviečiantis mus pažinti, augti, transformuotis. Jį neatskiria dvasios nuo kūno, likimo nuo pasirinkimo, laiko nuo erdvės. Astrologija sujungia šias priešybės į vieną prasmingą visumą, kurioje kiekvienas iš mūsų yra ir keliautojas, ir kelias, ir žvaigždynas. Šiuolaikinė astrologija vėl atgyja senoji išmintis, ji tampa savęs pažinimo, psichologinio augimo ir sielos raidos įrankiu. Tai kelias į sąmoningesnį gyvenimą, kai sprendimai priimami ne iš baimės, bet iš supratimo, ne iš įpročio, bet iš vidinės tiesos. Astrologija tai menas skaityti planetų šnabždesius, klausytis dangaus, visatos pulsavimo tarp žvaigždžių tylos, kad galėtume išgirsti giliausią balsą, tą, kuris kalba iš mūsų pačių vidaus. Tai kvietimas žvelgti aukštyn, kad geriau suprastume, kas vyksta mūsų viduje. Tai gebėjimas pamatyti save dangaus veidrodyje, aiškiau, nuoširdžiau, giliau.